Šalom ir sveiki sugrįžę į Izraelį su Aline. Šiandien susipažinsime su vieta, kuri visam laikui pakeitė Izraelio istoriją. Nes čia, vos už kelių metrų nuo mūsų, buvo Šandoros skrynia. Ir iš čia ji buvo prarasta ir išgabenta į tremtį. Bet ne babiloniečių, o filistinų. Ateikite su manimi susipažinti su Izbetsarta, bibliniu Eben Ezeriu ir jo archeologija. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Ebenezeris buvo įkurtas maždaug prieš 3300 metų, teisėjų laikais, ir tai buvo mažas žemės ūkio kaimelis. Čia gyveno kelios dešimtys arba keli šimtai gyventojų. Bet nepaisant savo mažo fizinio dydžio, ši vieta pakeitė biblinės istorijos eigą. Bet kaip archeologai visą tai žino? Kaip jie žino, kada ši gyvenvietė buvo įkurta? Nes bent jau iš pirmo žvilgsnio viskas čia atrodo padaryta iš akmens. Yra 3 pagrindinės technikos, kurios padeda nustatyti šios vietos amžių. Pirmasis būdas pagal keramiką. Tai dauguma statinių didieji yra iš akmens. Bet eikite čia su manimi. Jei mes pradedame žiūrėti giliau į kasinėjimus, žiūrėkite, ką mes pradedame rasti čia. Keramikos gabalėliai. Pažiūrėkite, kaip gražu, draugai. Čia mes turime keramikos dirbinių, o archeologai, kai kasinėjo šią vietą, rado tūkstančius, tikrai tūkstančius tokių gabalėlių. Ir jie gali nustatyti pagal keramikos tipą, kokiu laikotarpiu buvo pastatyta. Yra dar 2 būdai, žiūrėk. Pirmiausia, mes turime grąžinti keramiką į vietą. Kitas būdas – atlikti radiokarboninius tyrimus. Radiokarboniniais tyrimais jie tiesiog paima organinės medžiagas iš vietos ir ištiria. Ir gali gana tiksliai nustatyti statybos laikotarpį. O trečias būdas – pagal pačią architektūrą. Įsivaizduokite, kur gyvenate. Savo mieste? Jei pastatas buvo pastatytas šiandien arba prieš 50 metų, jūs tikriausiai galite lengvai atpažinti, kad architektūra keičiasi. Įsivaizduokite bažnyčią pastatytą prieš 50 metų arba bažnyčią, kuriai 100 ar 150 metų. Stiliai keičiasi. Ir tas pats yra su senaja architektūra. Kartais šioms permainoms prireikdavo šiek tiek daugiau laiko. Bet jei pažvelgsime į namą iš teisėjų laikų ir į namą iš karalių laikų, jie yra skirtingi. Jei pažvelgsime į Babilono laikotarpį, jie dar labiau skiriasi. O štai šis namas, kurį matome, yra klasikinis namas ankstyvojo geležies amžiaus. O dabar mes leisimės į kelionę laiku ir įeisime susipažinti su šiuo namu. Eime! Jei jums patinka šio kanalo turinys ir norite paremti mūsų projektą bei gauti prieigą prie išskirtinio turinio, kviečiame prisijungti prie šio kanalo narių klubo. Visa informacija pateikta čia aprašyme. Ir tikrai ačiū visiems, kad esate šios istorinės ir archeologinės kelionės dalimi kartu su manimi. O dabar tęsiame savo kelionę Ebenezeryje. Toks statybos tipas, toks architektūrinis stilius turi visai nekūrybišką pavadinimą. Jis vadinamas 4 erdvių namu. Pirmoji erdvė buvo ši. Vidinis kiemas atviras dangui, po vieną kambarį iš kiekvienos pusės ir dar vienas kambarys gale. Ir pažiūrėkite, kaip nuostabu, čia netgi galime matyti vienos iš kolonų laikiusių šio kambario, šios šoninės patalpos stogą
likučius. Tačiau galbūt kai kurie iš jūsų savo kelia klausimą. Kur likusios sienos? Ar mes galime matyti, kad siena išliko tik iki šio aukščio? Kur likusi dalis? Kas nutiko? Tai kad likusi šių sienų dalis buvo pagaminta iš molinių plytų. Taigi visi pamatai ir iki šio aukščio čia šiek tiek daugiau nei metras buvo iš akmens, o virš to iš molinių plytų. Ir praėjus 3000 metų tos molinės plytos jau seniai išnyko. Liko tik maži pėdsakai, kurie padėjo archeologams suprasti, kokios iš pradžių buvo tos sienos. Ir šie namai, kaip ir visi to meto namai, turėjo įvairias paskirtis. Buvo žinoma kambariai, kuriuose žmonės miegojo. Buvo ir virtuvė namo viduje. Bet taip pat buvo ir gyvulių dalis. Tiesioginė prasme tvartas. O šiame name, kuriame esame, buvo prabangiausias Ebenezerio namas. Taip, tai buvo prašmatniausias namas visame mieste. Ir tai mums parodo, koks iš tikrųjų tai buvo paprastas žemės ūkio kaimelis. Tačiau, nepaisant miesto namų paprastumo, visos jos turėjo itin storas išorinės sienas, pažiūrėkite kokio jo storio, ir visi namai turėjo tik mažą įėjimą, štai čia pažiūrėkite. Taip yra todėl, kad tai buvo apsaugos klausimas. Teisėjų laikotarpis buvo pažymėtas daugybę karų ir konfliktų. O šie konkretūs namai, kuriuos dabar matome, buvo pastatyti maždaug prieš 3150 metų. Ir būtent tuo laikotarpiu į šį regioną atvyksta nauja tauta. Tiksliau sakant, tai buvo tautų konfederacija. Jie buvo vadinami jūros tautomis. Ir tarp šių jūros tautų buvo filistinai. Jūros tautos, kaip rodo pats pavadinimas, atvyko laivais į rytinę Viduržemio jūros pakrantę. Jie buvo europietiškos kilmės, iš Egėjo jūros regiono, o tikriausiai ir iš Kretos salos. O ypač filistinai užpuolė ir užkariavo pietinę Kanaano žemės pakrantę. Ir tada jie įkūrė Tantapolį. 5 filistinų miestus, kurie buvo Gaza, Aškelonas, Ašdodas, Gatas ir Ekronas. Ir jie tapo didžiuoju Izraelio tautos priešu. Bet prieš tęsdama paaiškinimą apie filistinus, turiu jums pateikti labai svarbų paaiškinimą. Paaiškinimą, kad bibliniai filistinai ir dabartiniai palestiniečiai yra dvi visiškai skirtingos tautos. Filistinai, kaip jau minėjome, buvo europietiškos kilmės. Ir mes tai žinome netgi iš DNR tyrimų. Izraelyje buvo tiesioginė prasme atkasti filistinų kapinynai, išimti kaulai, atlikti DNR tyrimai ir nustatyta, kad jie tikrai buvo europietiškos kilmės. Filistinai buvo pagonys, turėjo Egėjo kultūrą ir naudojo nesemitų kalbą. O filistinai buvo užkariauti asirų, o vėliau ištremti babiloniečių. Tai reiškia, kad maždaug prieš 2600 metų jie buvo ištremti į tolimą žemes ir niekada nebegrįžo. Ir tose tolimose žemėse jų kultūra galiausiai išnyko, o jie susimaišė su kitomis tautomis. Tai reiškia, kad bibliniai filistinai, didieji Izraelio tautos priešai, tiesioginė prasme išnyko iš istorijos. O dabar palyginkime tai su dabartiniais palestiniečiais. Palestiniečiai yra arabų kilmės. Etniškai jie yra arabai, o ne europiečiai. Dauguma jų yra musulmonai. Jie atvyko čia daug šimtmečių po to, kai filistiniečiai jau buvo išnykę. Ir jie perėmė šio regiono pavadinimą,
kuris kažkada iš dalies priklausė filistiniečiams. Ir tai nėra politika, tai yra istorija. Bet kadangi dažnai matau, kaip žmonės maišo šiuos du dalykus, kartais netyčia, bet kartais ir tyčia, norėčiau šiek tiek paaiškinti šį klausimą. O dabar tikrai grįžkime prie biblinės Filistinų temos. Nes kai jie atvyksta į Kanaano pakrantę ir įsikuria, jie pradeda stiprėti ir plėsti savo teritoriją už 5 pradinių miestų ribų. Jie pradeda plėstis ir pasiekia Afeką, kuris yra čia pat šalia mūsų. Izraelio tauta ne kartą bandė sustabdyti Filistinų veržimąsi, tačiau be didelės sėkmės. Ir situacija darėsi vis kritiškesnė. Taigi, pranašo Samuelio laikais atėjo lemiamas momentas. Reikėjo nuspręsti, kam ši žemė buvo pažadėta. Kartą ir visiems laikams. Ar Izraelio tautai, ar Filistinams. Ir primenu, Filistinai jau buvo čia, iki pat Afeko, šalia mūsų. Ir jie valdė visą pakrantę, nuo Afeko į pietus, Egipto link. O Izraelio tauta tuo metu turėjo savo sostinę Šiloje. Ir jie pradeda siųsti kariuomenę čia, į pasienio zoną, dideliam mūšiui, apie kurį žinojo, kad jis įvyks. Izraelis pasirenka Ebenezerą kaip savo stovyklos vietą, kaip pagrindinį savo kariuomenės štabą. Bet klausimas yra, kodėl? Iš čia žiūrint, ši vieta neatrodo labai įspūdinga. Kodėl ši vieta buvo pasirinkta? Yra 2 priežastys. Pirmąją jau minėjome. Mes esame šalia Afeko. Mūšis vyktų čia, labai arti. Todėl jie norėjo įsirengti stovyklą kuo arčiau mūšio vietos. Tačiau yra ir antra priežastis, kurią žinome iš archeologijos. Ir būtent tai noriu jums dabar parodyti. Eikite kartu su manimi. Atkreipkite dėmesį į šiuos ratus esančius čia ant žemės. Jų 10 išsibarsčiusių po visą Ebenezerį. O dabar noriu jūsų paklausti, kas gali atspėti, kas jie buvo? Galite palikti savo pasiūlymus, spėjimus čia komentaruose. O dabar pabandykime suprasti, kas tai buvo ir kaip tai susiję su biblinė kova. Pirmiausia, tai nebuvo cisternos, tai nebuvo vandens saugyklos, nes jei jos būtų buvusios, jos turėtų būti išklotos tinku. Kas yra visos šios skylės? Čia buvo grūdų sandėliavimo silosai, nes kviečių derlius Izraelio žemėje nuimamas tik kartą per metus. Taigi jie nuimdavo kviečius ir miežius iš šio regiono, atneždavo juos į šiuos iš akmens pastatytus silosus ir uždengdavo juos taip pat akmenimis. Ir taip jie galėdavo juos išlaikyti metus ar net ilgiau, uždarytus ir apsaugotus nuo kenkėjų ir graužikų. Ir pagal tai, kiek čia yra silosų, mes suprantame, kad nors gyventojų skaičius buvo mažas, jie turėjo didelę žemės ūkio produkciją. Be to, kasinėjimai čia taip pat rado mažas sieneles. Ne miesto apsauginės sienos, jos taip pat buvo rastos, bet buvo rasta ir mažesnių sienelių, kurios buvo naudojamos gyvuliams, galvijams laikyti. Ir tai reiškia, kad Ebenezer turėjo milžinišką kiekį maisto, tiek grūdų, tiek gyvulių. O jei tu ketini čia įkurti stovyklą, tūkstančiams ir tūkstančiams karių, tau reikia maisto. Taigi istoriškai ir archeologiškai labai logiška Izraelio tautos stovyklą įrengti ten, kur gausu maisto.
Taigi, kai stovykla buvo įkurta čia Ebenezere, o filistiniečių stovykla taip pat labai gerai įkurta Afeke, atėjo didžiosios kovos, didžiojo mūšio metas. Ir abi tautos kiekviena išeina iš savo stovyklos ir jos susitinka atvirose lygumose. Ir prasideda ši didžioji kova, šis didysis momentas. Ir Izraelis yra nugalėtas siaubingų būdų. 4000 Izraelio karių žūsta mūšiuose. Tada jie atsitraukia ir grįžta į Ebenezerį. Pradeda galvoti, ką mes dabar darysime. Ir Biblija mums pasakoja, ką jie nusprendė. Kai kareiviai sugrįžo į stovyklą, Izraelio valdžia paklausė, kodėl viešpats leido filistinams mus šiandien nugalėti. Eikime į Šilą, pasiimti viešpaties sandoros skrynios, kad jis eitų su mumis ir išgelbėtų mus nuo mūsų priešų rankų. Tada jie pasiuntė atnešti iš Šilo galybių viešpaties sandoros skrynę, kurios sostas yra tarp cherubinų. Elio sūnus Ofnis ir Fineasas lydėjo Dievo sandoros skrynę. Ir žmonės džiaugiasi atvykus skryniai. Jie buvo tikri, kad dabar jie laimės. Kai viešpaties sandoros skrynia atvyko į stovyklą, visi izraelitai taip garsiai sušuko, kad žemė sudrebėjo. Filistinai išgirdę šiuos šūksnius paklausė, ką reiškia visi šie šūksniai hebrajų stovykloje. Kai jie sužinojo, kad viešpaties skrynia atėjo į stovyklą, filistinai išsigando ir sakė, dievai atėjo į stovyklą, vargas mums, niekada mums taip nėra nutikę. Vargas mums, kas mus išgelbės iš šių galingų dievų rankų. Tai yra dievai, kurie ištiko egiptiečius visokiomis negandomis dykumoje. Būkite stiprus, filistinai, būkite vyrai, kitaip tapsite hebrajų vergais, kaip jie buvo jūsų vergais. Būkite vyrai ir kovokite. Bet ar to pakaktų, kad Izraelio tauta laimėtų pergalę? Nes tauta nepasninkavo, nesimeldė Dievui, neatgailavo. Jie tiesiog ieškojo skrynios, kad naudotų ją kaip savotišką amuletą, be jokio kito ketinimo. Ir tada įvyko antrasis Ebenezero mūšis. Tuose pačiuose laukuose įvyko antrasis ir didesnis mūšis. Ir tada Izraelio tauta patyrė dar didesnį pralaimėjimą. Šį kartą kalbame apie 30 000 žuvusių karių. Ir ne tik tai. Tarp žuvusiųjų buvo ir Ofnis bei Finėjas, vyriausiojo kunigo, tarnavusio padangtėje Šile sūnus. Ir kas blogiausia, sandoros skrynia buvo pavogta ir nugabenta į Filistinų teritoriją, kur ji buvo padėta Dagono šventykloje Ašdodo mieste. Ir vienas archeologinis radinys, svarbesnis už viską, ką matėme iki šiol, buvo rastas būtent viename iš silosų. Ir tai buvo ostrakonas, ostraka. Tai reiškia užrašą padarytą ant keramikos šukės. Joje 103 senovės hebrajų raidės. Vienas iš seniausių kada nors rastų hebrajiškų užrašų. Ir tai yra labai paslaptingas užrašas. Ji padalinta į 5 eilutes. Pradėkime nuo pačios apatinės. Apatinė ta linija yra tiesiog hebrajų abėcėlė. A, B, C, D. Bet čia kažkas šiek tiek keisto. Abėcėlė rašoma iš kairės į dešinę. Ir hebrajų kalba visada, net ir seniausiais laikais, buvo rašoma iš dešinės į kairę.
Taigi, pirmoji paslaptis yra, kodėl abėcėlė, galima sakyti, parašyta atvirkščiai. Ir taip pat tame tekste yra keletas raidžių, kurios yra apverstos. Pažodžiui apverstos, ne į tą pusę. Ir kodėl mes neturime nė menkiausio supratimo. Taigi, paskutinė eilutė yra abėcėlė, abėcėlinė tvarka. O 4 ankstesnės eilutės, kas ten parašyta? Tarp archeologų vyksta didelės diskusijos, jos yra iš dalies išblukusios ir pažeistos. Dėl to labai sunku iššifruoti, kas ten parašyta. Tačiau tyrėjas Williamas Shea mano, kad jam pavyko iššifruoti šį tekstą. Jis paskelbė savo tyrimų rezultatus 1990 metais. Ir iš tikrųjų tai, ką jis sugebėjo perskaityti šiose senovės hebrajų raidėse, yra šokiruojantis dalykas. Aš noriu palikti nuorodą, draugai, šio vaizdo įrašo aprašyme su visu tyrimu. Kas norės, galės paspausti ir perskaityti angliškai. O dabar paklausykime kartu, ką jis iššifravo. Į lauką atėjome, iš Šilo į Afeką. Kitimai jį paėmė ir nuėjo į Azorą, pas Dagoną, Ašdodo viešpatį ir į Gatą. Jis sugrįžo į Kirjat Jearimą. Hofinis, pėstininkų draugas, atėjo pranešti vyresniesiems. Atjojo arklys, o ant jo buvo mano brolis, kad galėtume jį palaidoti. Pažiūrėkite, kaip nuostabu. Jei šis vertimas teisingas, tai yra kažkas milžiniško, nes tai turi aiškių paralelių su Biblijos pasakojimu. Pirmoji teksto eilutė pasakoja apie žmonių grupės iš Šilo žygį į laukus Afeke. Ir yra pagrįsta tą grupę tapatinti su izraelitais. Antroji eilutė nurodo kitą grupę ar tautą – kitimus. Šis terminas buvo vartojamas žmonėms, kilusiems iš Kipro apibūdinti. Tačiau kartais tai galėjo būti ir bendresnis terminas žmonėms atvykusiems į Kanaano kraštą jūrą, kaip pavyzdžiui, jūros tautų atveju. Tarp jų Filistinai ir tekstas tęsiasi, kai šie kitimai neša kažkokį neįvardytą daiktą. Tikėtina, kad tai Šandoros skrynia. Ir iš 3 paminėtų vietų 2 taip pat pasirodo biblinėje pasakoje, 1 Samuelio 5 skyriuje. O paskutinė eilutė kalba apie šio daikto sugrąžinimą. Taip pat minima Kirjat Jearimas, viena iš Šandoros skrynios stotelių. Šis užrašas datuojamas Eben Ezero mūšio laikotarpiu. Tai reiškia, kad jei Williamas Shea teisus savo teksto interpretacijoje, tai paskutinis Šandoros skrynios paminėjimas prieš ją paimant Filistinams. Tačiau visada turime prisiminti, kad svarbiausia buvo ne pati skrynia, aukso ir akacijos medžio skrynia. O svarbiausia buvo tai, kas buvo jos viduje. Tai buvo įstatymo lentelės. Jose buvo 10 Dievo įsakymų. Man ir Aarono lazda. Ir filistiniečiai paima Šandoros skrynę, svarbiausią Izraelio Dievo garbinimo objektą. Ir jie ją padeda pagonių šventykloje, Dagono šventykloje Ašdode. Tačiau kas tada nutinka šventykloje ir mieste? Tai gyventojai vėliau ateina, statula buvo nugriuvusi ir nukirsta galva. Ir visą miestą ištinka siaubinga nelaimė. Iš hemorožius. Aš žinau, kad verčiant į skirtingas kalbas, kartais Biblija būna šiek tiek cenzūruojama, nes negražu kalbėti apie hemorojų. Todėl kartais atsiranda žodis kaip žaizdos, vėžys, nabikai. Tačiau originalo hebrajų kalba yra žodis trorim. Tai buvo hemorojaus rykštė. Tada Ašdodo gyventojai supranta, kad jie neturėtų laikyti Šandoros skrynios ir siunčia ją į Gatą,
kuris gauna tą pačią rykštę. Po to į ekroną ir ji taip pat gauna rykštę. Ir tada pagaliau filistinai supranta, kad jie neturėtų laikyti Šandoros skrynios. Ir perduoda ją Beit Šemešo miestui, kuri jau buvo miestas Izraelio teritorijoje. Tačiau Beit Šemešo gyventojai, ne visi, bet kai kurie, pamatę, kad arka grįžta, jie padaro kažką visiškai draudžiamo. Jie atidaro arką, pažiūri vidun. Tada ir Beit Šemešą ištinka didelė rykštė. Ir tada taip pat Beit Šemešas išsiunčia Šandoro skrynę į Kirjat Jearimą. Ir ten ji lieka, kol galiausiai yra perkelta į Jeruzalę ir vėliau padedama šventykloje, Saliamono šventykloje. Iš tiesų, Šandoro skrynia nukeliavo milžinišką kelią, kol pasiekė šventyklą. Tačiau po kelių šimtmečių 586 metais prieš Kristų šventykla buvo visiškai sunaikinta babiloniečių. Ir tada Šandoro skrynia dingsta ir daugiau niekada nebegrįžta. Bet tai jau tema kitam būsimam vaizdo įrašui. Tikiuosi, kad jums patiko susipažinti šiek tiek išsamiau su Ebenezero mūšiu ir šios vietos archeologija. Jei patiko, nepamirškite paspausti patinka. Ir pasimatysime kitą kartą.